Birželio 22. O iš prievaizdų, be kita ko, reikalaujama, kad bet kuris jų būtų randamas ištikimas. Kiekvienam pagal jo gabumus. Pirmas laiškas Korintiečiams 4 skyrius 2 eilutė. Mato Evangelija 21 skyrius 15 eilutė. Mina buvo ta pati visiems ir tinkamai parodo šią Dievo malonės palaimą, kuri yra duota visiems Dievo žmonėms, išteisinimą. Tačiau kitos dovanos skiriasi savo kiekiu ir priklauso nuo mūsų turimų natūralių galimybių, ir pagrinde tai gauname nuo Tėvo, kaip pavyzdžiui, žodį ir dvasią. Mūsų išteisinimas, kurį dangiškasis Tėvas numatė, yra Jėzaus dovana, kadangi Jėzus užmokėjo už tai savo brangiu krauju. Ši viena mina visus kaip priimtinus tarnus, pastato vienodose sąlygose ir leidžia kiekvienam parodyti savo uolumą aukojant save. Tačiau talentai, kurie buvo padalinti, priklausomai nuo kiekvieno žmogaus sugebėjimų ir gabumų, simbolizuoja suteiktas galimybės ir progas Dievo tarnystėje, priklausomai nuo mūsų gabumų. Šie duoti talentai gali reikšti išsilavinimą, pinigus, įtaką, gerą sveikatą, laiką, taktą ir gabumus kartu su palankiomis progomis, panaudojant tai Dievo tarnyboje. Prievaizdų yra tas, kuriam patikėta tvarkyti ir valdyti kito gėrybės ir turtą. Ir tas, kuris pasitikėjo prievaizdu, turi teisę tikėtis ir laukti iš jo, kad bus ištikimų. Jehova padarė mus prievaizdais tų jo gėrybių, kurias paaukojome jam, ir tikisi, kad mes būsime ištikimi atlikdami patikėtą prievaizdo darbą. O Dievas iš savo pusės suteiks visą, kas reikalinga, ir būtina atliekant prievaizdo darbą jo interesų naudai. Jo gerumas turi mus paskatinti kuo ištikimesniai tarnybai. Klausimai: ar šią savaitę ištikimai atlikau prievaizdo darbą tiek, kiek leido galimybės? Kas man padėjo šiame darbe ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? O iš prievaizdų, be kita ko, reikalaujama, kad bet kuris jų būtų randamas ištikimas. Kiekvienam pagal jo gabumus. Pirmas laiškas Korintiečiams 4 skyrius 2 eilutė. Mato Evangelija 21 skyrius 15 eilutė.